Trakų istorinis nacionalinis parkas – unikalus kultūros ir gamtos paveldo ansamblis, kuris atspindi svarbiausius Lietuvos ir Rytų Europos istorijos laikotarpius bei įvykius. Tai istorinis miestas ir pilys tarp ežerų, tradicinio žemės naudojimo reliktiniai kaimai, agrarinės teritorijos bei išlikusios natūralios pirminės gamtos vietovės. Kalbiname istoriką Dainių Labeckį, biologę Andželiką Kriaučiūnienę, informacinio centro koordinatorę Leoną Jančiauskienę. Trakų istorinis nacionalinis parkas įkurtas 1991 metais. Jis skirtas saugoti Lietuvos valstybingumo centrui su autentiška gamtinė aplinka. Ir per tūkstančius metų įvairios gamtinės sąlygos suformavo tą tokią išskirtinę gamtinę aplinką su didžiuoju Trakų ežerynu, su daug mažų ežerėlių, kalvotame reljefe su pelkėmis ir miškais. Ir būtent dėka tos aplinkos, manau, jinai buvo pasirinkta žmonių teisingai ir apdairiai pasirinkta ir pritaikyta savo reikmėms. Esam Varnikų pažintinėme take arba Varnikų gamtos take, tai yra bendras Trakų istorinio nacionalinio parko ir Trakų miškų urėdijos projektas. Projektas labai vykęs sprendžiant iš to, kad lankytojai čia lankosi ir tų lankytojų srautai didėja ir vietovė yra turbūt unikali ir jos unikalumas ne tik tas, kad čia yra didžiulė biologinė įvairovė, bet ta biologinė įvairovė, mes dabar stovim pelkiai, tai yra ir aukštapelkių, čia yra ir žemapelkių, ir tarpinio tipo pelkių, ir senas natūraliai susiformavęs Varnikų miškas. Ir turbūt būtina lankytojui pasakyti tai, kad ši teritorija kažkada buvo mūsų kunigaikščio Vytauto didžiojo medžioklės plotai. Bet unikalu yra ir tai, kad ta didelė biologinė įvairovė yra vos 3 km nuo Vilniaus miesto administracinės ribos. Kad čia pat mes stovėdami dabar girdim plentą, kelią, girdim važiuojant mašinas ir visą šitą turim šalia mūsų didžiausio miesto ir šalia kitų miestų, šalia Trakų, šalia Lentvario ir apsupta kaimų. Galima tokią matyti gamtą, galima po ją keliauti įvairiais būdais ir žmonės tuo naudojasi. Ir lanko. Dalį šiaip takas yra beveik 5 km keliaujant pėstute ir beveik 1,5 kilometro sudaro toks patogus lentų takas per pelkes, kur galima apžiūrėti šlapžemes nesušlapdami kojų ir matyti gražiausias ir sunkiausiai prieinamas pelkių vietas. Iš lankytojų pusės, tai iš esmės lankytojai yra tie, dėl kurių mes visą šitą darome. O iš kitos pusės jie yra tie, kurie dažniausiai tai daugiau ar mažiau sugadina ir kelia visokių problemų. Kartais lankytojai apskritai priešinasi kokiam nors tokiam projektui kaip invazija į gamtą, o kartais lankytojai mielai tuo naudojasi, bet naudojasi tiek mielai, kad gadina padarytus įrenginius, gadina takus, gadina rodiklės, plėšo stendus. Ir ne tik lankytojai, pavyzdžiui, vietos žvejai paima šitas nusilupo lentą, kad pasidėti ją ant sunkiai prieinamo ežero kranto ir meškerioti. O šiaip lankytojai mūsų iš tikrųjų gerėja ir kultūringėja. Šitas takas yra nuo 1996 metų ir jeigu iš pradžių stendas neišsilaikydavo nė savaitės, tai dabar stendus tenka keisti iš tikrųjų kuo toliau, tuo rečiau. Esam senųjų Trakų bažnyčios šventoriuje, 14 amžiaus pradžios piliavietėj. Pagal Lietuvos metraščius čia Gediminas iš Kernavės atkėlė savo senąją sostinę, iš kurių paskui persikėlė į Vilnių.
Kaip ten buvo iš tikrųjų, čia sunku pasakyti, bet paskui iš istorijos žinom, kad panašiai kėlėsi, reiškia, ir Kęstutis, ir, reiškia, Vytautas, kurie iš pradžių buvo Trakų kunigaikščiai, paskui tapo Lietuvos valdovais. Senieji Trakai iki Piliavietė, reiškia, funkcionavo iki 15 amžiaus pradžios maždaug, kada čia išgimė Vytautas, beje. 15 amžiaus pradžioje tas pats Vytautas čia pasikvietė, reiškia, iš Lenkijos Tyneco vienuolyno benediktinus, kurie čia įsikūrė, ir vienuolynas Piliavietėj veikė iki 19 amžiaus po sukiliminių represijų, reiškia, kai buvo, iškeltas, ir čia jau paskui tapo tik tai parapinė bažnyčia. Ir vietoj vienuolyno įsikūrė klebonija tiesiog Senųjų Trakų. Trakai vienas seniausių Lietuvos miestų turinčių miesto teisės. Nuo 15 amžiaus pradžios Vytauto suteiktas iš pradžių Trakų miestui, paskui dar papildomai ir karaimam. Tokiu būdu Trakai turėjo faktiškai 2 miestus, 2 Magdeburgijas, kurios išliko iki šiol, nors Trakai visą laiką po Vytauto buvo gana toks nuošalus miestas, reiškia, iš didelio centro, svarbaus centro tapo gana tokių apeinamų, gana prekybiškai nepatogių miestų. Ir kita vertus, tai įtakojo tai, kad Trakai išliko kaip senamiestis iki šiol. Tai yra vienas iš kelių Lietuvoje išlikusių senamiesčių, be Vilniaus, Kauno, Kėdainių. Iš tikrųjų nėra labai vyraujantis pastatai labai jau seniai, daugiausia 18-19 amžius geriausiai, nes kadangi jie yra mediniai, bet yra keletas pastatų, reiškia, pirmiausia pilis, vienuolynai, vienuolynų griuvėsiai vieno Bernardinų, ir bažnyčia Trakų. Bažnyčia, iš tikrųjų, yra atskira kalba apie bažnyčią, reikėtų, tai yra viena irgi seniausių Lietuvos bažnyčių, labai gausiai nuolat buvo funduota. Vytauto dar 409 metais statyta. Ne kartą buvo perstatyta, bet nė karto nebuvo uždaryta. Tai yra labai retas irgi atvejis tarp Lietuvos bažnyčių. Ir dar ko ypatinga, tai iki pat 18 amžiaus pabaigos ji buvo Lietuvoje tas pats, kas dabar Lietuvoje yra Aušros vartai. Reiškia, Švenčiausios mergelės Marijos paveikslas buvo labiausiai garbinamas visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Užutrakio parkas iš kitų nacionalinio parko objektų išsiskiria savo augalija ir gyvūnyje. Čia mažame 80 hektarų pusiasalyje auga iš Andrė laikų 54 rūšys ir formos svetimžemių arba įveistų augalų, tai yra medžių ir krūmų rūšys ir formos 54 ir dar 39 vietinės Lietuvai būdingos ir daugiau negu 400 rūšių žolinių aukštesniųjų augalų. Ir visi šitie augalai tai yra ir reti vakarų Europos miškams būdingi ir Lietuvai būdingi natūraliai augantis Lietuvoje, auga šitoje vietoje kartu sudarydami tokias unikalias bendrijas, kurias šiaip galima pamatyti tik tai parkuose ir niekur kitur. Ir parko gyvūnija įspūdinga, nes čia labai gausus ir įvairūs paukščiai ir gyvena pas mus šikšnosparniai. 7 rūšys šiai dienai šikšnosparnių turim ir
lankytojai vaikščiodami po parką visą laiką atkreipia dėmesį į inkilus, kur nesimato išorinės landos ir klausia, kaip ten patenka paukščiai. Tai landa yra apačioje ir tai yra inkilai šikšnosparniams. Užutrakio parką sukūrė žymus prancūzų botanikas ir kraštovaizdžio architektas Eduardas François André, kurio 100-asias mirties metinės šiemet minėjome. Ir šitas parkas yra mišraus tipo, aplink rūmų prieigose yra geometriniai taisyklingi arba prancūziški parteriai, kurios supa kraštovaizdinis arba angliškas parkas. Ir Užutrakio parkas yra panašus į kitus André parkus ir kartu turi savo išskirtinių bruožų. Tai būdinga visiems André parkam. Užutrakio parkas turbūt yra vienintelis, bent jau Lietuvoje, tikrai vienintelis vandens atspindžių parkas. Trakų pilis yra bene žymiausias Lietuvos lankomas toksai objektas, ne tik turistų iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Tai jam kaip ir reklamos nereikia didelės, visi puikiai žinome, bet iš tikrųjų įdomu kartais prisiminti jos istoriją, nes būtent su Trakų salos pilimi susijusi taip pat ir Trakų miesto istorija. Ir iš tikrųjų Trakuose yra ne viena pilis, visi dažniausiai žinome būtent salos pilį, tačiau pačiuose Trakuose yra dvi pilys. Tai salos ir pusiasalio pilis. Jos yra panašaus laikotarpio, abi jas pradėjo statyti kunigaikštis Kęstutis. Na, o kalbant apie Trakų salos pilį, tai jos statyba vyko per kelis etapus ir būtent jau Kęstučio pradėta statyti pilį. Vėliau statė jos sūnus kunigaikštis Vytautas Didysis ir Trakų salos pilis buvo vienas iš būtent gynybinių, tokių strateginių punktų kare su kryžiuočiais. Trakų istorinėme nacionalinėme parke galima keliauti visais Lietuvoje įmanomais būdais, tik mes neturime tik tai upių ir negalime upėmis plaukti baidarėmis, taip ir mūsų ežerai tarpusavyje susiję yra tik tai pagrindė didysis ežerynas, kur galima plaukti valtimis, kur populiaru plaukioti jachtomis, o šiaip dar yra iš viso yra 32 ežerai, kurie turi vardus. Dar yra mažiukų bevardžių, kurie vienas bevardis už mūsų nugaros, kurie pasislėpia miškuose, kurie pasislėpia pelkėse, bet irgi nemažiau verti dėmesio. Tai prie tokių objektų mes galime nueiti, aišku, pagrindę pėsčiomis, labai dažnai galim pasiekti jos dviračiais. Na ir visais įprastais kitais keliavimo būdais. Ir turiu pasakyti, kad tas keliavimas populiarėja. Ir populiarėja, džiaugiamės, kad keliavimas pėsčiomis. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo
naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojimų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi, laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai, vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytojų ar naudotojų. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.